Ir aš kaip pagalvoju, ruošiausi, meldžiausi visą laiką. Paskui jau reikėtų jau žiūrėti į tą žodį, bet vis tiek melstis, reikia, meldiesi. Norisi to Dievo buvimo, Dievo artumo. Bandai skaityti ir vėl meldiesi. Ir iš tikrųjų tas viešpaties buvimas, tas artumas, jisai traukia. Jisai tikrai tai yra tai, kame viešpas nori, kad mes būtume. Ir kad visas mūsų gyvenimas iš to ir plauktų, kad mes ar giedame, ar meldžiamės, ar žodžiu dalinamės, kad visa tai būtų tame viešpaties buvime. Kaip nuostabu tikrai matyti žmonės tokius jaunus, užsidegusius. Žiūrint juos, žinot, jau pasižiūri ir į save, galvoju, kaip su viena sesė kalbėjome, tik tais buvę pirmieji, a netapsime tik tai paskutiniai, jau tas rūpestis atsiranda. Ir žiūri, kaip eina pirmin žmonės su viešpačiu, tokie jauni, užsidegę, jiem nesvarbu jokia garbė, kai žmonės pagalvos, bet svarbu viešpatį pašlovinti tinkamai. Aleliuja, tikrai šlovė mūsų viešpačiui. Ir aš manau, verta, brangiai, mums būti tame, verta mums palaikyti tai, verta mums perimti tą ugnį, verta mums palaikyti tą šventos dvasios veikimą, buvimą, negesinti, neatsiriboti nuo to, nepasakyti, kad tai kažkas ne to, bet pasilikti tame, pasilikite, sakau, tame, kame ko patepimas jūs išmokė, pasilikite tame. Judėkite tame. Kaip aš šiandien, kada mes giedojam, prisiminiau tą moterį paleistuvę, turėjusią daug vyrų. Ir Jėzus su ją kalbasi ir sako, jeigu tu žinotum Dievo dovaną ir kas su tavim kalba, tu prašytum jų ir būtų davęs gyvo vandens. Ir jinai sako, viešpatie, daug šito vandens, kad nereiktų eiti prie to šulinio ir semtis. Ir jisai yra tas šaltinis, giluma. Iš jo semk ir semk ir semk. Ir tikrai nestokosi. Ir jis to nori. Ir jis sutinka. Jis nenori, kad mes pakeistume į kažką tai. Tos, kurie suskylė, kurie netinkami šuliniai, kurie nelaiko to vandens. Bet jisai yra tas gaivaus, atgaivinančių, gyvybės pilno vandens šaltinis, iš kurio teka ir jeigu tu semiesi ir iš tavęs teka. Ir jis pasakė, kas trokšta, ateik pas mane gerk. Kas tiki mane iš jo vidaus tekės gyvo vandens srovės. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Šlovė mūsų viešpačiui. Tikrai jis labai nuostabus. Labai nuostabus. Ir kada Justas minėjo, kalbėdamas apie Mozę, sako, toks žmogus patrakęs kažkoks, tai jam vis Dievo negana. Ir jis sako, dar daugiau Dieve. Ir aš irgi su to įdomi tokių dalykus irgi, kaip sakant, susidraugavau. Norisi tikrai to Dievo dar daugiau ir kai Dievas atsiveria Mozei, koks jis yra, žvelgiu į tai, stebiuosi viso to. Ir tarsi vėl šiomis dienomis naujai turėjau progą pažvelgti, būtent gal daugiau nei tas savybės, kurios ten pradžioje išvardintos, gailestingas ir maloningas. Bet pažvelgti tos savybės, kurios ten pabaigoje, kurios irgi geros savybės, bet truputėlį gąsdinančios. Viena iš jų yra atleidžiantis kaltes tūkstančiams, o kita ir nepaliekantis kalto nenubausto. Kai ta nuskambėjo šitie žodžiai, Mozė krito ant savo veido. Ir nežinau, ar jisai suprato tada, kad jį patį liečia šitie žodžiai, kad tai jam pačiam teks su to susidurti. Kiek palies iš jo tautos žmonių, jis nežinojo galbūt tada. Ir žinot, tie žodžiai naujai man suskambėjo, kada aš pažvelgiau būtent Izraelio tautos tos istorijos pasakojime. Pats šiandieną ir prieš tai dar mąsčiau apie visus tos dalykus, vėl ir vėl žiūrėjau, kaip viskas vyko, kaip vystėsi tie visi įvykiai. Tikrai, kokia nuostabi knyga. Aš nežinau, ar jūs matėt, bet ten buvo toksai šią savaitę video įrašas. Kinijos krikščionis gauna čemodaną, atkeliauja knygų visas čemodanas.
Ir pasirodo, ten yra Biblijos. Ir kaip jie reaguoja. Matėt jūs ar ne? Kai kurie matėt turbūt, ar ne? Kaip jie puola prie to čemodano. Kaip jie grėbė tas knygas. Ir dar neišpakuotas, dar jos ten, žinot, tuose plėvelėse bučiuoja tas knygas. Šiandieną kažkaip tai prisiminiau tą visą vaizdą. Galvoju, Dieve mano, kaip ištroškė, kaip jie su ašaromis tiesiog spontaniškai tiesiog kalba Dievui. Mes nesuprantam, ką jie ten sako, bet supranti, kad žmonės tokio dėkingumo apimti, kad jie gauna tą žodį. Tikrai be galo brangus žodis. Neapsakomai brangus kiekvienas pasakymas, kiekvienas pamokymas. Aukso vertės. Brangiau už auksą. Nes auksas pragaišta. Čia nepragaištantis dalykai. Ir ačiū jam, kad jis tuos dalykus mums atvėrė, kad jisai mums parašė, kad jis atvėrė mūsų širdis, kad mes ten kažką pamatytume. Ir šiandieną, kada mes gėduojame, kad akis atverk, aš prisiminiau tokį momentą, žinot, nežinau, ar jūs, kai kurie gal žinot, kad aš jau metai laiko, kaip nebenešioju akinių, pradėjau daryti tokias mankštas. Ir kada aš darau tą mankštą, kaip mes kaip krikščionys, pas mus be maldos nieks neina, žinot, mes meldžiamės. Ir va tokia malda pas mane gavosi vieną rytą. Ir aš kažkaip sakau, Viešpatie, jeigu nori, tai mes visi kartu gal net ir ją pasimelsime, šitą maldą. Jūs turbūt, visi, kurie čia esate, turite akis, ar ne? Visi turi akis. Bet mes dažnai, matot, mes ir pirštų savo neįvertinam. Vat vienas pirštas gavo, taip sakant, daugiau negu reikia krūvio ir skausmingas pasidarė. Ir jau jaučiasi, kad su juo kažkas netvarkoj. Tuo labiau akis dar jautresnė. Ir kokia yra Dievo malonė, kad mes turime tas akis. Tai mes galime dabar, brangiai, tiesiog uždėkit savo rankas ant akių ir kartu mes pasimelskime tokią maldą. Viešpatie, aš dėkoju tau, kad tu davėjai man akis, kad jos mato, kad aš galiu daug ką matyti ir matyti daugiau negu tik tai mano akis mato. Dėka tavęs, Viešpatie. Ačiū tau, kad aš galiu žvelgti tavo žodį, skaityti jį. Dėkoju tau, Viešpatie. Bet aš meldžiu šiandieną už tuos, kurie neturi akių, kurie nemato, pas kurios yra sutrikimai regėjimo. Viešpatie, aš užjaučiu tos žmonės. Aš žinau, kad tu dar daugiau jos užjauti. Ir aš meldžiu, Viešpatie, ateik savo prisikėlimo, savo stebuklų jėga. Tegu ten, kur yra sutrikimai, ten, kur yra aklumas, tegul ten ateina išgydymas, tegul ateina praregėjimas, kad aklieji praregėtų ir tie, kurie nematė, pamatytų. Ir ne tik tai šitą pasaulį, bet labiausiai tave, kuris duodi akis žmogui ir sukuri regėjimą. Viešpatie, ateik išgelbėjimo jėga, prisikėlimo jėga, išgydymo jėga. Padėk tiem žmonėm, kurie galbūt ir liks tokie, bet tu, Viešpatie, nepalik jų. Būk su jais ypatingas savo malonę. Būk jų regėjimas, būk jų akis, būk jų pagalba, būk jų stiprybė. Atverk, Viešpatie, jiem daugiau, negu žmogui yra įmanoma. Ir su tavimi, tegu jie nepražus. Galbūt yra žmonės, pagal tavo žodį, kada aklas veda aklą, jie abu į duobę įkris. Bet šiandien meldžiam, Viešpatie, pasigailėk jų, kad tas, kuris veda, praregėtų, susiprastų, atgailautų ir nebebūtų toksai daugiau. O tas, kuris jį seka, duok jam susipratimą, kad jis priimtų perspėjimą
atgailautų ir nesektų paskui aklą. Jėzau, ateik į mūsų gyvenimus, ateik į kitų žmonių gyvenimus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aleliuja. Ir matot, su viešpačiu. Būk. Ir visada nuostabu ir kažką jis atveria. Tiesiog ten, kur tu net nesitikė. Aleliuja. Aš niekada nesimelsdavau už kažkaip už aklų žmonės. Už prostitutės melsdavausi, už narkomanus, už visokius mudžahedus. Bet dabar ir už tos, kur pradėjau melstis. Ir supratau, kad tai didelės rytis, kur daug žmonių turi problemų. Kaip reikia jiem pagalbos. Ir kaip reikalingas užtarimas. Ir žinot, dar truputį apie maldą. Čia su vienu žmogum nesenai bendravau. Sako, pagalvok, sako, kokia maldos jėga. Kad sako, jos kyla tos maldos į viršų. Pasirodo, bus laikas, kada angelas viską sudės į smilkytuvą, atneš viešpaties akivaizdon, o paskui tas smilkytuvą paleis į žemę. Ir tokia jėga tame buvo, kad žaibai, griausmai ir ten stiprus labai veiksmai paskui sekė po to. Atsakymai ateina su tokia jėga. Todėl, kada mes meldžiamės, atrodo silpna. Kitas iki atrodo, protas prieštarauja, ką tu čia veiki, kam to reikia, ką tas padės. Bet žiūrėkime plačiau, matykime, ką iš tikrųjų viešpas te atveria akis, kad įveitume į tai, ką jisai paruošęs, kad tos maldos tikrai sulauktų atsakymo ir ateitų va taip, kaip jisai nori. Gi žinot, vieną dieną tai karalystėgi ateis, brangiai. Ir tų karalysčių nebeliks. Ir įsipildys tas prašymas paprastas, kada mes sakome, te ateinie tavo karalystė. Šiandien giedojame tos žodžius. Tokia jėga ateis, kad galvose, kur visi tie, kurie prieštaravo, neigė, įrodinėjo kažką tai. Neliks nieko, to nebebus. Bus nuostabu. Vieną dieną tai bus. Ir tai bus kaip atsakymas į tas maldas. Aleliuja. Aleliuja. Tai dabar, brangieji, prie tos istorijos norėčiau kartu su jumis. Va Dievo savybė atleidžia kaltes tūkstančiams. Nuostabi Dievo savybė, kartu su visom nuostabiom savybėm. Kada aš prieinu prie tos vietos, aš sakau, viešpatie, pirmiausia aš didžiausias nusidėjėlis, dėkoju, kad tu man atleidai, bet paskui aš noriu pamatyti ir tos tūkstančius, kuriem jisai dar atleidžia ir be manęs. Ir žinot, jau esame apie tai kažkiek kalbėję, bet labai įdomu, kada atrandi šventame rašte tos tūkstančius. Pasirodo, yra netgi tokia speciali knyga, kuri taip ir vadinasi skaičių knyga. Ten tiesiog ėmė ir suskaičiavo, kiek tūkstančių buvo, kuriem buvo atleista. Ir aišku, praktiškai net ir ne visus suskaičiavo. Dar liko, bet yra kai kurie skaičiai, kurie daug ką pasako. Ir skaičių knyga, tai yra Mozės knyga, kurie eina po kunigų, pradžios, išėjimo ir paskui kunigų knyga ir skaičių knyga. Ir va ta skaičių knygoje, jinai taip ir pavadinta skaičių knyga. Ir įdomu tai, ko jinai įdomi, kad ten pradžioje yra suskaičiuojami visi Izraelio vyrai ten skaičiavo, moterų ir vaikų neskaičiavo. Bet vyrai, kurie tinkantis karui, virš 20 metų ir vyresni, vat paėmė tik tais tos, suskaičiavo. Suskaičiavo juos pradžioj, kada jie tik tais buvo 2 metai kaip išėję iš Egipto, šviežias dar visas tas reikalas, ir paskui suskaičiavo juos pabaigoj. Jis sako, dabar vėl suskaičiuok. 40 metų praėjo, suskaičiuojam vėl. Vat vieną knygą, kurios trukmė 40 metų. Suskaičiuoja pradžioj, suskaičiuoja ir pabaigoj. Ir knyga vadinasi skaičių knyga. Matematikos knyga, kur yra skaičių. Ir aišku, ačiū Dievui, kad ne kažkokios sudėtingos formulės, kad įmanoma išspręsti ir kažką galima suprasti. Ir vat aš galbūt paminėsiu
pavyzdžiui, tokį skaičių, kuris buvo bendras skaičius, pirmas skyrius ir 46 eilutė, iš viso jų buvo suskaičiuota 603 550. Gan tiksliai. 603 550. 603 tūkstančiai. Tai va, kartu su jais, kaip mes dar sakėm, mamos, vaikai ir ten daug dar žmonių. Tai už tai ir sakoma, kad kažkur tai apytiksliai, kad, žodžiu, daugiau kaip milijonas žmonių, galbūt 2 milijonai ar net ir 3 milijonai galėjo būti žmonių bendras skaičius, kadangi vyrų tinkamų karui kažkur tai, reiškia, trečdalis galbūt sudarydavo. Ir vat toks skaičius buvo skaičiuotas. Ką jis mums sako ir ką mes galime pamatyti? Kada tie žmonės visi buvo Egipte, visi tie 603 tūkstančiai, kaip jie galvojat, jie buvo labai puikus, jie nepadarė jokios nuodėmės, jie buvo tokie jau nuostabus, kad Dievas sako, vat, kadangi tu toks puikus, aš dabar tave išvesiu iš to Egipto. Ar jie buvo labai tokie geri, ar ne? Taip, vat, kai kurie aiškiai sako, kad ne, jie nebuvo geri, jie buvo nuodėmingi. Dievas priekaištavo daug kartų tai tautai ir pasakė dar, kad sako, ir kada aš jų išvedžiau ir jūs dar tada ten nešėtės jūsų dievo Molocho ten atvaizdus, pasidarė tą, taip sakant, tokių atvaizdų ir daug dalykų blogų buvo. Bet Dievas ką padarė? Į visas tos tūkstančius, kada jisai žiūrėjo, va čia aš manau, kad mums reikia irgi pamatyti tą dalyką. Kad jis žiūri tie tūkstančiai, daug žmonių. Ir jis sako, vat aš renkuosi jum atleisti. Aš noriu jum atleisti. Aš nenoriu jūs bausti dabar už tai. Bet aš žinau, kad taip, jeigu toliau liksite ten Egipte, jūs taip ir žūsite tenai. Su visom savo tom nuodėmėm. Todėl aš jūs noriu išvesti iš tenai. Ir jis vedė, kaip mes girdėjome, ir jie kirto, daėjo iki jūros, ir ten buvo kritinis momentas. Arba. Ir priešas jau atrodė, kad jos tenais dasivys. Ir vat staiga jūra perskiriama ir jie pereina, neįtikėtinas dalykas. Dar šiandien visokio atsiranda prieštarautojų, kurie sako, ne, taip negalėjo būti, arba kai kurie, jeigu ir praveda maršrutą, ten per kažkokią balą praveda, o kiti sako, tai kaip galėjo paskui egiptiečiai paskesti toj baloj, kad ten vandens gal tik tas iki kelių. Ir kiti paskui, kada čia nagrinėje, žiūri, kad iki rimtos jūros daeina, iki kur gilis geras yra labai. Ir kada paskui paneria tenais gilin, atranda tokius savotiškus apskritimus apaugusius koralais, kurie labai primena vežimą, kurį arkliai traukdavo. Ir atranda tokius, tik tais pavyzdžių negalėjo iškelti, nes ten draudimas tuo metu galiojo, reiškia, nieko negalim buvo liesti, tik galėjo nufilmuoti, nufotografuoti. Ir tai buvo egiptiečių kariuomenės, reiškia, likučiai, ratai. Tai vat Dievas praveria tą jūrą ir veda savo tautą. Ir visus tos, ir jis žiūri visus tos tūkstančius. Ir jis žiūri, ir vat eina viena giminė, tūkstančiai eina. Kita giminė, tūkstančiai eina. Aš jum atleidžiu. Aš jum atleidžiu. Aš jum atleidžiu. Jis atleidžia tūkstančiams. Ir jo širdis džiaugiasi tokia galimybė, kad jis gali, kad tie žmonės nežus. Jie gauna didelę galimybę. Kuo anksčiau Egipto karalius būtų jiem nesuteikęs, jis tik tais lazda, bizūnas ir darbai. Dar mažai, dar padidinsim, dar dadėsim. Ir tik tais taip, kada jie užsiminė apie Dievą, jis tik tais pablogino dar jų tas aplinkybės. Bet Dievas suteikė visiškai kitą šansą. Jis išveda juos iš tenai ir jis praveda juos pro tą jūrą. Ir, kaip pasakyta, antrame, tai yra pirmame laiške Korintiečiams, Dešimtame skyriuje, aš nenoriu, kad liktumėte nežinioje, broliai,
visi mūsų tėvai buvo po debesimi ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę debesyje ir jūroje. Visi, matot? Visi buvo pakrikštyti, visi buvo pervesti. Ir kada Natanas pamokslavo, jis tokį dalyką paminėjo, nežinau, ar jūs išgirdote, kad Raudonoji jūra, jinai kaip Jėzaus kraujo simbolis. Praveda, žmonės pravedami pro tai. Ne tik tai taip, kad tau krikštas, ne tik tai taip, kad vanduo. Matot, ir mūsų, jeigu mes krikštėjomės, tai mes sakom, ne, tas pati ceremonija, jinai esmės nesudaro, svarbu tikėjimas tavo širdyje. Supras, kad Jėzus už tave paaukotas. Teisingai? Mes tengiamės, jeigu žmogus tą supranta, jis krikštėsi, jis praeina per tai. Jeigu jis to nesupranta, tai jis daro tik tais kažkokią apėgą ir nedaugiau. Todėl labai svarbu, kad čia būtų su tikėjimu, kad tai būtų suvokiant, kad tai būtų ne tik įlipimas į vandenį, bet suvokimas, kad per Jėzaus kraują dabar man suteikiama galimybė nebebūti toliau tame pasaulyje, tose nuodėmėse, bet būti, tapti kitų žmogumi apvalytų nuo tų visų nuodėmių. Ir jūra vadinosi, Raudonoji jūra, taip ir vadinosi. Ir aš kaip pagalvoju, iš tikrųjų, Jėzaus kraujas, kiek žmoguje fiziškai yra to kraujo, bet jisai, įsivaizduokit, apvalė kiekvieną iš jūsų visus mus. Ne tik tai tą dieną, kada mes atgailavome, bet paskui vėl apvalė. Faktiškai, jeigu paimsim daugiau visą Kauną, arba visą Lietuvą, arba visas tautas, kas gaunasi? Jūra čia gaunasi. Kuri dėl tavęs ir dėl manęs. Dievas atveria tai, kad tu praeitum per tą jūrą, kad tu būtum apvalytas Jėzaus krauju ir kad tu nebebūtum toks, koks buvai. Ne tam jisai tą praveda, kad vėl pasilikti tose pačiuose nuodėmėse. Teisingai. Jis atleidžia kaltes ir kaip Jėzus pasakė, sako, atleista tau, eik ir daugiau nebenusidėk. Su ta mintimi tas turi būti judėjimas. Ir dabar, kada Izraelio tauta va tai praeina ir jie susiduria su dykumos sunkumais. Ir jūs žinote, kad jeigu apie dykumą pradedama kalbėti, tai iš karto mes prisimenam tos murmėjimus, ne? Nepatenkinti, nėra vandens. Tai tas vanduo kažkoks kartus. Tai valgymas jau ne tas. Norisi kažkokio įvairesnio valgymo. Visokie, tai Mozė jau blogas. Tai dar kas nors ne taip. Visą laiką atsiranda, nes kažkas ne taip ir ne taip. Tai jūs atvedėt mūsų į tą dykumą, kad mes čia žūtume. Ir visokie mes žinom, kad dykuma susijusi su tais murmėjimais. Ir kas įdomu, aš specialiai pasižiūrėjau į tą dalyką. Kada Dievas vedė juos iki to Horebo kalno, arba Sinajaus kalno, kuriame jis tenais jiems davė tos nuostatus, jis dar pakentė tos jų tos tokios poelgius. Jis norėjo jiems įdiegti savo baimę. O viešpaties baimė, ką jinai daro? Kokiam jinai pagrindiniam dviem savybėm pasižymi? Tai yra išminties pradžia ir jinai sulaiko mus nuo pikto. Tokios svarbiausios savybės. Jeigu kitų ir nežinom, tai bent jau tas dvi. Žinokime, kad jinai išminties pradžia ir jinai sulaiko mus nuo pikto. Ir va Dievas tai norėjo padaryti. Ir kaip jis tą padarė? Jis atvedė vieną dieną, pasakė Mozei, pasiruoškite, apsivalykite ir ateisite prie kalno. Ir Mozė taip ir padarė, pasiruošė, apsivalė, pasikeitė rūbus, viską atliko, kas reikia. Ir atėjo prie to kalno. O kalnas nuo ryto jau. Ugnis buvo, debesys ant jo buvo nužengęs, drebėjo visas tas kalnas, trimito garsas skambėjo, stiprėjantis. Ir visi žmonės, va tai va, purtėsi iš baimės. Visi buvo apimti. Ir Dievas ten kalbėjo iš to kalno ir sako, nebijokite. Va tokius įdomius žodžius pasakė. Nebijokite. Dievas atėjo, kad jūs išmoktumėte bijoti viešpaties. Ne tai, kad fiziškai aš įsigandęs dabar bėgsiu, kažkur lėksiu. Jis nenorėjo išgazdinti ir sugluminti, kad žmogus tiesiog
nu žinot, netektų žado, nukristų ant žemės, nualptų ir numirtų. Visiškai ne ta mintis buvo pas jį. Jis tik tais norėjo, kad žmogus pamatytų, koks Dievas yra didis, su kokiu Dievu jį turi reikalą, koks jis galingas. Ir kad šitas dalykas prieš jo akis jam visą laiką būtų, kad jį sulaikytų nuo pikto. Ir tai būtų ir išminties pradžia, ir apsiribojimas nuo visokio blogybių. Kada kažkas murma, tas žmogus pagalvotų, dalinai sutinku, kad jis ten, dabar mes neturim tų česnakų ir žuvies. Bet prisiminus tą kalną, geriau nereikia. Geriau aš nieko nešnekėsiu. Tai kaip pavyzdys toksai. Ir įvairios tos situacijos, reiškia, vyko su Izraeliu. Bet ką aš pamačiau? Kad iki to momento, iki to kalno, praktiškai iš Izraelio nebuvo žmonių, kurie būtų, žinot, kažkas atsitiko ir jie žuvo. Ten buvo gal vienas kitas žmogus, kuriam buvo toks atsitikęs dalykas, dabar negaliu, taip sakant, tiksliai įvardinti, bet susijus buvo su klaidom. Vienintelis pirmas dalykas, kuris, kada jau didesnis skaičius žmonių nukentėjo, tai kada Mozė buvo ant kalno ir jau užsibuvo tam kalne ilgiau ir jie jau laukdami pasidarė veršį. O tai tada po to įvykio 3000 žmonių. Pirmą kartą, o toksai skaičius jau, ir tu skaitai galvoj, wow, 3000 žmonių. Ir mes jeigu išgirstam ten, pavyzdžiui, pas mus, mes gedulo turim dieną prie televizijos bokšto. Ten 11 žmonių yra žuvę, taip? Ar 12, kiek ten? Jo, žodžiu, tikrai ne 1000 žmonių. Yra tik tais 11 žmonių žuvusių. Ir čia didelė tautos pergyvenimas. O čia įsivaizduokit, 3000. Bet jau eina, kada viešpats atveria savo pamokymą, perspėjimą, jis jau atsiranda ir pareikalavimas. Ir sako, nedaryk, kodėl jūs darėte tą? Juk viešpats sakė, kad neturėk kitų dievų. Ir atsiranda atsakomybė. Bet iki tol jie visi, nieks nieko jam neatsitinka. Net jeigu net ir pamurmėjo, viešpats dar vedė. Išklausė, davė jam to vandens, kartus vanduo, padarė, kad būtų ne kartus. Ir vedė juos iki tenai. Bet jis norėjo atverti tą pamokymą. Brangiai, panašiai ir mums. Sako, Korintiečiam laiške parašyta, visą tai pavyzdžiai mums pasimokyti, kad mes to nepakartotume. Lygiai taip pat mus viešpats atveda, surenka ir pamoko. Bet matot, skirtingai nuo tos tautos, jeigu ten stiprus toks vienas buvo pamokymas, paskui per Mozę, aišku, jie buvo mokomi, tai mūsų viešpats moko kiekvieną sekmadienį, moko mus ketvirtadieniais, kiekvieną dieną, kada atsiverčiam žodį, jis vėl mus moko. Jis nesulaiko savo malonės nuo mūsų. Ir visą tai dėl ko? Kad mes būtume palaiminti, kad mes nekartotume tų klaidų, kad apsivalytume. Ir kad sako, kaip parašyta Timotiejų laiške, sako, kad tavo pažanga būtų visiems akivaizdi. Žiūrėjau į jūs, tai galvoju, iš tikrųjų, žmogus, kuris daro pažangą, buvęs narkomanas, ėjęs tikrai gerais keliais, dabar įtikėjo ir tokią pažangą daro. Tarnauja Dievui, tapęs pastorium, liudija žmonėms, rūpinasi tais benamiais, skelbia Evangeliją, važiuoja net į Afriką. Pažanga tiesiog akivaizdi. Ir eina į priekį, taip sakant, visas tas gyvenimas. Ir tikrai Dievas to nori. Bet kaip dabar su Izraeliu atsitiko? Ir tą pačią skaičių knygą, jeigu mes pažiūrėtume. Dabar aš skaičiau pradžią, o paskaitysim truputėlį pabaigą. Ir tai būtų 26 skyrius ir 51 eilutė. Izraelitų, kurie buvo surašyti, buvo 601 730. Suskaičiuota. Ir atrodo, žiūrėk, ten buvo 603 000, dabar lyg tai biški sumažėjo, beveik ir viskas lyg ir neblogai. Bet yra vienas bet.
paskutinės eilutės šitos skyriaus 26. Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kurie buvo anksčiau Mozės ir Aarono suskaičiuoti Sinajaus dykumoje. Nes viešpats buvo pasakęs, kad jie visi mirs dykumoje. Nė vienas neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę. O. Ir čia nereikia net kalno, kuris dreba ir dega ugnimi. Bet kai perskaitai šitos žodžius, vėl Dievo baimė ateina. Ir tu galvoji, o vau. O tam pačiam laiške korintiečiams, kurį mes jau su jumis truputį skaitėme, tokie žodžiai yra. 10 skyrius ir 5 eilutė. Vis dėlto daugumas iš jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Neištvirkaukime, kaip kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną. 23 000. Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių. Nemurmėkime, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti, pamokyti mums gyvenantiems amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nekristų. Ir va šitos žodžius, kada aš, kaip sakant, apie tai mąsčiau, apie tai galvojau čia dalintis, galvoju, tokia tema sunkoka gal kiek tai. Ir iš ryto va su sesė, šnekant, jinai man tokį pasakoja, sako, sapnau tokį sapną, kad, sako, žiūriu į bažnyčią, matau sapne bažnyčią žmonės ir bandau, sako, surasti tuos, kurie dar anksčiau buvo, kai mes tik tai įsitikėjome, kai pati pradžia buvo. Ir sako, žiūriu, nei to nėra, nei ano nėra. Gal vieną kitą tik tai surandu. Ir sako, toks apėmė liūdesys, sako, toks verksmas, kad, sako, net prasibudau, žiūriu ašaros, iš tikrųjų realiai verkiu. O sesė šiandien iš ryto pasidalino šito žodžiu. Ir aišku, tie žmonės, aš negaliu pasakyti, kad visi kažkur pražuvė. Galbūt kažkas yra kitoje bendruomenėje, galbūt išvažiavę kur tai. Bet, brangiai, perspėjimas rimtas. Mes iš tikrųjų turim žiūrėti, mes matom, kad dideli tarnautojai neišlaiko, kažkas atsitinka ir jie susviruoja. Bet viešpats ragina, sako, atsistoji, stovėk. Tas pašventinimas, kurį viešpats atliko, galingas, didis. Jėzaus kraujas toks galingas. Tu esi pravestas pro tai. Ne vienam kartui, kad kažkadaisi vieną sykį buvau pašventintas, apsivaliau ir dabar toks atsipalaidavęs. Bet yra Apreiškimo knygoje toks žodis, dabar šiomis dienomis, kada aš jį skaičiau, perspėjimas ir palaiminimas. Vat įdomiai pas Dievą viskas derinasi. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius, kad netektų vaikščioti nogam ir jie nematytų jo gėdos. Ir su šauktuku netgi sakinys. Štai aš ateinu kaip vagis. Tai yra ateimas toks netikėtas. Ir mes žinome, kad nelauktai tas jo ateimas bus, ar ne? Todėl jisai mums siūlo palaiminimą. Palaimintas, kas budi. Ir ką jis daro? Ir saugo savo drabužius, kad netektų vaikščioti nogam ir jie nematytų jo gėdos. Reiškia, kaip kiti daro, kiti galbūt daugiau nusideda, ar mažiau. Čia nerodiklis. Mes girdėjome, kad sako, nelygink save, neprotingai, sako, jie daro, lygina save su kitais. Vot kitas dar blogesnis, o aš geras. Ne, yra mums duotas pavyzdys, į ką mes galim lygiotis. Jėzus Kristus. Aš visą laiką stebėjausi, brangiai, vieną dieną. Aš žinot, kada trumpai aš vieną sekmadienį aš bandžiau pasakyti šitą mintį, bet turbūt
gal neaiškiai pasakiau, kad nežinau, ar supratot. Todėl truputį noriu aš ją paaiškinti. Kad aš žiūrėjau į Jėzų Kristų, kaip įpratęs ir kaip jums tą esu sakęs. Ir žiūrėdamas į jį vieną dieną pamačiau, tiesiog galvoju, Viešpatie. Neįtikėtinas man skirtumas tarp to, koks esi tu ir koks esu aš. Jeigu paimti mane, tai aš apsisukęs, žiūrėk, aš jau kalu vynį Jėzui į ranką. Dedu erškėčių vainiką arba dar kažką tai darau. Mano veiksmuose kažkokios yra neteisybės, kurios mes žinome, Dievo žodis sako, jos skaudina Dievo sūnų. Jos sako, jūs vėl kryžiuojate, jeigu mes darom nuodėmę. Mes vėl darome tai iš mūsų pusės. Toks atsinešimas į tai, kad jis nukryžiuotas ne dėl to, kad romėnai buvo blogi, kad žydai buvo tokie blogi, bet jis nukryžiuotas dėl to, kad aš buvau toksai blogas. Dėl mano nuodėmių, konkrečiai, kiekvienas iš mūsų tikrai supraskime šitą dalyką. Ne dėl kaimyno, ne dėl žmonos, ne dėl vyro, ne dėl vaikų, bet mano konkrečiai nuodėmė privertė Jėzų va taip kentėti. Ir kada jisai taip kenčia, pervertos rankos ir kojos, kraujas bėga, kančia, mano poelgiai faktiškai ne tik, kad liūdina arba skaudina, bet žudo žmogų, nekaltą žmogų. Va šitie dalykai, kada tu pradedi suvokti, pribloškia. Ir aš tikiu, kad Dievas nori, kad mes suprastume, pamatytume tą skirtumą. Ir sako, pamenat pasakyta, kas valgo šitos duonos, reiškia, to kūno neatskirdamas, jis nevertai valgo. Mes jeigu nesusimastom, nepagalvojam, koks jisai ir koks esu aš. Labai sveika pamastyti apie tai. Ir dabar tuo metu, kada aš jį va taip su juo elgiuosi, skaudinu jį ir jam nepalieku šansą gyventi, tuo pačiu metu, kas iš jo pusės ateina. Sako, aš už jūs atiduodu savo gyvybę. Ir didesnės meilės nėra, negu kad draugas už savo draugą gyvybę atiduotų. Sako, jūs esat mano draugai, aš už jūs guldau savo gyvybę. Jūs matot? O jeigu kas nors nemato, Viešpatie, atverk kiekvienas akis, kad mes šiandien pamatytume. Ir aš noriu šiandien paskelbti ne tik tais jums šiandien, bet ir į tą pasaulį, dvasinį pasaulį, kad Jėzaus kraujas jisai turi jėgą. Aleliuja. Kad jis turi jėgą nepasmerkti, bet tave išgelbėti, apvalyti. Jis turi jėgą, kad tu galėtum gyventi malonėje, tu ir aš. Kad pasaulis dar nebūtų sunaikintas 2000 metų. Ir dar turėtų galimybę laukti jo antrojo atėjimo. Visą tai dėka Jėzaus kraujo. Ir tame yra didelė jėga. Ir tegu tas pašventinimas, kurį jisai padarė, tegu jisai nepaliks ten kažkur tai, bet tegu mes visi ateisime šiandien atnaujindami tą pasišventimą. Tegu Jėzaus kraujo apvalymas būna šiandien pilnumoje ant mūsų. Žinot, yra parašyta, vaikai pašventinami tėvais. Kitaip sako, jie būtų netyri, o dabar jie šventi. Bet tėvai turi priimti tą pašventinimą. Kaip brangu, kad aš matau, mama neša savo vaikelį. Iš paskutinių jis stengiasi, kad vaikelis būtų Viešpaties artume, kad jis gautų tą pašventinimą. Bet patsai gyvenimas, pats vaikščiojimas tame pašventinime, kasdienybė, dar nemažiau svarbu. Gerai, kad neši, gerai, kad ateini į bažnyčią, kad vaikelį neši, už jį meldiesi ir kažkas meldžiasi už jį, labai gerai. Bet toj kasdienybė, tegul tai prasitęs, tegul tai nenutrūks, kaip šiandien girdėjome, tegul bus 24 valandos per parą. Šitas pašventinimas tegul veikia. Jeigu nuodėmė ir atsitiko, atgailauk, nepasilik joje, neleis, kad tai atskirtų tave nuo Viešpaties. Ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, iš tų visų, ką mes su jumis šiandien dalykų, ką skaitėme, sako, tarp jų nei vieno nebuvo buvusio pirmame skaičiavime, kuris buvo pirmam. Bet dar vienas dalykas, kurį aš pasižymėjau pats jau savo. Nebuvo tenai nei vieno taip pat žmogaus, kuris mirė, sako, nelaimingas atsitikimas atsitiko. Jis ėjo, nekaltas žmogus, kažkoks akmuo nukrito,
ir vat, suprantat, žuvo. Ant palapinės užsirideno akmuo, jau buvo geri žmonės, nieko nuodėmių nepadarė ir žuvo. Nėra tokių atvejų. Per visą tą, ne vienas nebuvo toks atvejis, kad kažkas per netyčia atsitiktų. Sako, plaukai jūsų netgi suskaičiuoti. Tokių dalykų nėra pas Dievą. Viskas pas jį. Jis viską žino. Kiekvieną iš mūsų pajėgus pasirūpinti. Niekur neprapolė, niekur nepradingsi. Jis pajėgus išsaugoti. Bet yra, praeitą sekmadienį buvo minėtas toks žodis. Sako, jeigu klausysi, paklausi Viešpačiui iš širdies, tai sako, žinai, kas būsiu. Sako, aš būsiu priešas tavo priešams. Ir Izraelis, kada jis praėjo tą dykumą, kada apsivalė nuo tų nuodėmių, nuo to netyrumo, kuris dar buvo jame ir neliko tos kartos, kada jie turėjo pereiti per Jordaną, žinot, kas įvyko? Užteko priešam tik tai išgirsti, jie išsigando. Ir jie sako, ką dabar daryti? Mes pražuvę. Už tai, kad sako, šita tauta ateina kaip jautis ėda žolę. Taip sako, viskas nėra nuo jo apsiginimo, nėra išsigelbėjimo. Nebent, sako, gal kokį pranašą pasamdykim, kad prakeiktų gal jos. Pasamdė tą pranašą, į tais net nepasisekė. Su didelė jėga priešas dreba, kada tokia tauta ateina, praėjusi dykumą, apvalyta nuo visų nuodėmių ir jinai žengia per Jordaną į paveldėjimą. Viskas. Žlugimas. Priešui yra žlugimas. Atsistok tam pašventinime bažnyčią. Atsistokit, brangieji visi.